Sveiki, mano vardas Alanas. Esu 15-metis zarasiškis. Zarasai tai miestas, jeigu dar tokį žinote. Jame augu nuo pat gimimo. Tai ne svajonių ir tikslų miestas, bet man, paaugliui, džiugu, kad gimiau būtent čia. Bet dabar noriu pakalbėti ne apie tai. Šiame gyvenime turiu daug tikslų, bet nežinau, ar jie įgyvendinami. Tie tikslai yra sunkus ir jei noriu juos pasiekti, turiu dirbti ir stengtis. Ir vieną iš jų, kaip tik dabar ir bandau pasiekti, tai yra kurti video. Daugelis paklaustų, kodėl aš noriu tai daryti. Atsakymas paprastas. Kiekvienas ieško įdomybių, bando atrasti save įvairiose srityse, pasiekti tai, kuom kiti didžiuotųsi. Tačiau dažniausiai nepavyksta. Bet nereikia pasiduoti ir stengtis tol, kol pavyks. Sveiki visi, aš esu Alanas, Šablinskas Alanas, sėdžiu ant fotelio. Jūsų nėra tiek daug, galbūt iš vis nėra kol kas iš pat pradžių, nes čia yra dabar pirmas video. Tai apie ką kalbėjau video, tai yra būtent vienas iš tikslų, tai ką mes darome dabar. Tai yra kurti, filmuoti, montažuoti, vaikščioti, klausinėti žmonių, teikti tai, kas gerintų ir skatintų kitus. Aišku, aš dar to smagumo labai nepajaučiau, bet tikiuosi, kad pajausiu vien matydamas tą džiaugsmą iš kitų video. Idėja kilo žiūrint video lietuvių vlogus ir pamačiau, kaip yra tai smagu daryti. Šiaip nebūtinai iš vlogų, o iš skečų, lietuvių, frankų ir taip toliau. Frank. Na gerai. Wow, I feel good. Tai vat buvo taip, kad sėdėjau sekmadienį, žiūrėjau vlogus, sugalvojau parašyti žmogui vorui su ilgais plaukais. Sugalvojau jam parašyti savo idėją, galbūt ne genialią, nes tų visokių videomakerių, draugas pareiškė, ar aš noriu tai daryti, ir tai buvo labai sunku atsakyti, nes aš labai noriu ir man labai sunku parašyti, kaip aš noriu, tai aš tiesiog parašiau noriu. Ir draugas sako, kad gerai, davai, senuojam. Ne, davai, biški, man reikia biški, paremties tokias, kad aš pradėčiau, žinai, norėti. Я думаю, стоит посетить страну с позитивным настроем. Su žmogu voru su ilgais plaukais galvojame daryti tikrai daug įvairių video. Gal tas įvairumas neatsiskleis žiemą, bet Zarasai nėra toks labai aktyvus miestas žiemą, nes tokia tiesiog aplinka ir link pavasario, o būtent vasarą tikrai eisim į renginius, klausim žmonių, visur būsim, visur kas Zarasuose vyksta, tikrai įdomaus ir tą stengsimės parodyti jums. Beautiful. They have žmogus vorus. We have žmogus vorus su ilgais plaukais. Pėdinkit karštą. Biški mažiau vėjo, tu biški žodžius iškelk aukščiau. Tu sėlą filmuoji, tu supranti, tu sėlą ant baltos kėdės filmuoji, čia negalima šitą perti. Tu biški energijos operatorių, aš negaliu tave žiūrėti, nieko, aš kaip tu pasakysiu žodžius. O tu kelkau. Jeigu jums patiko šis prisistatymo video, spaudžiate like ir būtinai prenumeruojat. Močiutei pazvanijat, ji ateina paprenumeruot į savo YouTube kanalą, kurios pavadinimas. Taigi labai ačiū, kad žiūrėjote šį pirmąjį video ir nepamirškite paspausti like, daugiau žiūrėkite tą video, žiūrėkit ir prenumeruokite.
Čiavo.